Sveiki, mėlyjeji, labas, sveikinuosi su jumis, džiaugiuosi, kad jūs čia ir taip pat esu dėkinga, kad toliau keliaujame šitais rudens takais ir klausomės legendų, kurias visata mums pasakoja. Spontaniškai gavosi kortų skaitimas Keltų kryžius, kur išsidėliojo meilės trikampis ir man kilo idėja padaryti kortų skaitimus 3 žmonių, 2 moterų ir vyro istorijas, atskirus kortų skaitimus, kaip žmonės tame trikampyje jaučiasi. Taigi buvo pirma legenda rudens moteris, kuri buvo santykiuose, santuokoje ir į tą santykį atėjo dar viena moteris ir ji pasitraukė. Antra legenda apie moterį, kuri atėjo pas vyrą, kuris dar turėjo santykius ir liko su to vyro. O trečia legenda, kuri dabar čia bus išsakyta, tai apie tą vyrą, kaip jisai jaučiasi ir kas čia pasirodys. Taigi pasižiūrėsim. Pradžiai ištrauksiu vieną orakulą, tai yra portalų orakulas, kokį portalą tas vyras atidarė. Per šitą savo patirtis, per savo ir kokie pokyčiai jo laukia, taigi pasižiūrėsim, apie ką visata. Tai yra iniciacija, kažkokios naujos pradžios, kad matosi jo sielai reikia patirti tokias patirtis ir tai yra tikrai sudėtinga, bet ir ne taip lengva praeiti tą kelią, bet matosi, kad jisai tiesiog jaučia, kad jam tenai reikia eiti ir tai bus tiesiog tas sielos patirtis, kelias ir ji visą tą kviečia, šaukia, taigi matosi, kad tai yra toks tiesiog tokia patirtis. Ir pasižiūrėsim toliau, kaip čia išsidėlios Keltų kryžius. Šiandien naudoju 2 kortų kaladės, tai tokia tamsia rūnų taro ir Džiro Marčeti mistinę paletę ir išdėliosiu Keltų kryžių, pasižiūrėsim, kaip čia viskas klostysis, kokia istorija apie vyrą išsidėlios, meilės istorija, kaip visata mums padės atversti vyro jausmus, vyro pojūčius, kaip jis jaučiasi. Ir kokia yra dabartinė situacija vyro, pasižiūrėsim ir iššūkis. Kitos kortos bus ir praeitis, kokia pasąmonė bus kitos kortos ir artimesnė ateitis. Pasižiūrėsim, tolimesnė bus rūnų kortos ir čia vidiniai veiksniai. Kaip jisai jaučiasi, išoriniai, tai bus 2 dėlionės, 2 moteris, pasižiūrėsim, kiek santykis su kiekviena ir viltis ir baimės, galutinis rezultatas ir čia mylinčios visatos patarimas vyrui. Ir pasižiūrėsim, kas ant kaladės dugno, tai pasaulis, kažkokia etapo pabaiga ir nauja pradžia, tai matosi iš šitų kortų, kad tiesiog buvo toks kelias, kad jo tokios patirtis ir čia įkviečia naujas kelias ir čia pabaiga, taigi, kad tiesiog siela eina tenai, kur jai reikia, kur yra jo patirtis, pasirinkimas, kad ne vienas turbūt yra patyręs tų partnerių keitimą, kad tai yra nelengvas toksai kelias apsisprendimo, bet siela turi savų planų, užduočių, patirčių ir tenka tai praeiti. Taigi pasižiūrėsim, koks iššūkis dėl šios situacijos yra ir ką pasąmonė galvoja dėl to. Ir pasižiūrėsim, kokie tolimesni rezultatai, bet dar šitą rudenį laukia. Ir pasižiūrėsim išorinius veiksnius, pirmą jo partnerę moterį ir antrą partnerę moterį. Ir toliau pasižiūrėsim galutinį rezultatą.
Ir čia pasižiūrėsim tada, kad kaladės dugno 4 lazdos, kur ir kalba apie rimtus santykius, stabilius namus ir tokie santykius su įsipareigojimais. Taigi matosi, kad šito vyro kelias vis dėlto tokie santykiai stabilus, su įsipareigojimais, kad poroje ir kad tik tai tenka keisti tos partnerės, bet jo likimas apie tai. Ir matosi iš šitų kortų, kad vieni santykiai baigėsi, pasaulis tai aiškiai parodo ir kad vis dėlto nauji santykiai taip pat laukia ir kad tai bus tokie stabilus ir poroje, kad tiesiog žmogaus toks likimas, kad jisai su moterim praeis tą gyvenimo kelią. Ir pasižiūrėkim dabartinę situaciją, kokiagi yra dabartinė situacija vyro. Tai yra riterius kardų ir imperatorė ir toliau tūzas taurių. Tai matosi, kad dabar tokia situacija, kad tenka daryti ryžtingą sprendimą dėl savo imperatorės, nes susieju kortą su kitais kortų skaitimais, tai gaunasi tokia istorija su tęsiniu. Tai iš kitų kortų matęs iš pirmos istorijos, kad jo žmona, ta pirma moteris, buvo identifikuota kaip imperatorė. Tai matosi dabar, kad vyrui tiesiog atėjo metas apsispręsti kaip riteriui kardų, kad padaryti tokį ryžtingą sprendimą, kad nutraukti ryšius su imperatorė, savo žmona ir kad tai yra toks sprendimas nelengvas, kad tai sukelia emocijų, bet taip pat tūzas taurių kalba apie tai, kad tai yra tokie meilės reikalai, kad žmogus tiesiog įsimylėjo ir metas jam šitos santykius nutraukti su savo žmona imperatorė. Ir pasižiūrėsim, kasgi toliau, bet matosi, kad tokios būsenos, kad žmogus toks ryžtingas ir nori daryti tai greitai, nekantrus, tiesiog nori išbaigti ir kad daug emocijų, daug jausmų. Ir koks yra iššūkis dėl šios situacijos, tai pakabintasis ir toliau pažas kardų ir toliau 9 kardai, kad matosi vyksta tokios dvejonės, bemiegės naktis, liktai situacija pakybusi ir toliau koreliuojasi su šitom kortom, kad matosi su šito riterių kardų, kad tiesiog norisi padaryti tą sprendimą, kad greičiau tie pokyčiai vyktų, bet vis dėlto situacija tokia pakybusi, kad ne viskas taip greitai sprendžiasi, kaip norėtųsi, kad todėl tenka naktimis tam vyrui permastyti, visokius scenarijus kurti. Taigi bemiegės naktis ir gal kažkokie pykčiai su savo žmona, su kuria skiriasi. Taigi matosi, kad ta moteris jau su kardu stovi, taigi tokia situacija ir iššūkis suvaldyti tą situaciją, išspręsti, padaryti tos sprendimus ir kad norisi, kad tai vyktų greitai ir vyksta visokios diskusijos, kovos, bemiegės naktis ir pasižiūrėkime, kokiegi praeitis tada. Tai yra karalienė ugnies arba lazdų ir 8 taurės ir 6 monetos. Taigi matosi, kad praeitį kažkokios vyko situacijos, kai turbūt su ta žmona, kad nebevyko susikalbėjimas, kad nebevyko mainai, kad kažkokia nugeso aistra, kad nebebuvo traukos ir todėl viskas taip atsitiko, kad matosi, ta pirma partnerė buvo kažkada patraukli, ugninga, aistringa, bet įvyko kažkokie pokyčiai, kad baigėsi, kažkokie jausmai išblėso ir nebevyksta
tie tokie mainai tarp tų dviejų pusių, taigi tai matosi ir iššaukė tą vyro, tas abejonės, tą norą dairytis, ieškoti kažkokių išeičių ir taip matyt buvo sutikta ta kita moteris ir pasižiūrėkim, kas tada toliau, kokie yra vidiniai veiksniai, ką vyras galvoja. Tai vyro vidiniai veiksniai yra, kad matos ir toliau jisai nori tų sprendimų, kad jisai jaučiasi, kad daug jisai dirba, įdeda pastangų, kad jisai tiesiog kūrė savo ateitį ir kad jisai dabar jaučiasi, kad į tą pusę eina, kur nori, kad tiesiog jos svajonės pildosi, kad 9 taurės 9-ukas vėl čia matosi kaip svajonių išsipildymas ir matėsi ir kitoje istorijoje ta pati korta iškrito pas moterį, tai ir tai antrai moteriai šita korta iškrito, kad jos nori pildosi, tai ir šitas vyras irgi matosi, galbūt jie ir kelia bendrai tas taurės jau ir džiaugiasi tuo gyvenimu ir matosi, kad reikia naujų tokių idėjų, naujų minčių ir jos gimsta per tuos tokius pokalbius su antra ta moterim, kurią jisai pasirinko, su ta nauja partnerė, kad vyksta toksai nuolatinis bendravimas, kad šitam vyrui atrodo, kad tai vertinga, kad jie kūrė ateitį kartu ir kad jo norai pildosi ir kad per šitą bendravimą su ta nauja moterim gimsta visokios idėjos, naujos mintis ir jisai jaučiasi toksai mokinys, kad sužino naujų tokių dalykų ir kad tai jį labai džiugina. Ir pasižiūrėkim, o kągi moteris, taigi pirmas išorinis veiksnys, tai pirmoji jo partnerė, žmona, kokios čia istorijos, tai riteris monetų ir tūzas kardų ir riteris kardų, tai matosi, kad santykiai su buvusia partnerė tokie permainingi, kad iš pradžių jinai buvo tokia lėta savo sprendimuose ir veiksmuose, bet paskui apsisprendė ir įvyko toksai pokytis ir dabar jinai taip pat iš tokio žmogaus, kuris bendravo su savo vyru lėtai, kad kaip monetų riteris, kad būdavo tokie daromi sprendimai lėtai ir toks lėtas ėjimas pirmin, kad buvo tokia ramybė, kad nebuvo kažkokių aštrių kampų, kad dabar vyksta tokie mūšiai, kad čia ir matosi tasai greitis, kad ta moteris visai pasikeitė ir galbūt šitas vyras ir net pažįsta, kad tiesiog jinai dabar tokia aštri, kandi ir nori visko greitai, kad pasikeitusios energijos jos. Taigi matosi, kad toksai bendravimas pasikeitė iš tokio lėto į tokį greitą, iš bendro ūkio į kažkokį žodžių mūšį. Taigi pasižiūrėkim, kas toliau. O kokie yra santykiai su nauja moterim, kuri dabar, tai matosi, kad čia yra karalius monetų ir 5 monetos ir 3 taurės, tai kad šita moteris jį laiko tokiu jau savo tokiu partneriu, nes karalius monetų, tai toksai partneris vyras, tai matosi, kad dabar toksai santykis ir jis jaučias, kad jau jisai yra partneris tos antros moters, to savo iš to trikampio simbolinio, bet taip pat matosi, kad vyksta dar visokie čia irgi dalykai, kuriuos reikia išspręsti, kad vis dėlto dar iki galo tai neišspręsta, nes 3 taurės matosi, kad vis dėlto dar ta situacija neišbaigta, kad reikia
dar pabaigti, tos galus sutvarkyti ir dėl to yra kažkoks ir nepasitenkinimas ir nėra tos laimės džiaugsmo, kad nežiūrint to, kad ta moteris naujai pripažįsta ir jisai jaučiasi, kad pasirinko ją, bet taip pat visokių ir nesklandumų, dar visokių situacijų, kad tikrai dar ir su ta pirma partnerė nebaigti reikalai, nes šita korta 3 taurių dar rodo, taigi matosi, kad dar toksai sudėtingas laikotarpis ir kokios yra, net nukrito korta viltis ir baimės, gal nukrito tai šita korta 2 kardų. Taigi matosi, kad viltis tai yra, kad magas, kad tas vyras, tai yra jūs, jeigu žiūrit, kad sugebėsit viską sutvarkyti, kad tiesiog susitarti, kad tai to magas, kuris sugeba susitarti, kuris viską sudėlioja į vietas, kuris kūrė iš minčių materiją, taigi jums atrodo, kad jūs sugebėsit sulaviruoti viską sudėlioti, kad visiems čia būtų gerai, kad nebūtų tų kovų, kad būtų taika, bet taip pat baimė, kad nepavyksta rasti tų sprendimų, kad vyksta kovas, nesutarimai ir todėl dar kažkoks chaosas ir dar tos akys tokios užrištos, kad galbūt čia ir tos moteris dar negali apsispręsti, nes šita korta 2 kardų užrištos akys, moteris nemato sprendimo, atsakymo viena ar kita, o gal ir abi, o vyras tada toksai aštrus ir nori kovoti, nori savo pasiekti ir matosi, kad ta mago energija taip pat čia dalyvauja, kad tai yra resursas, kad įmanoma sutvarkyti viską, bet taip pat baisu, kad to neatsitiks ir pasižiūrėkim, kas atsitiks iš tikrųjų, o dar nepasižiūrėjom ir ką pasąmonė jo galvoja, ką galvoja vyro pasąmonė apie šitos dalykus. Taigi, tai galvoja tikrai, todėl matyti ir nekyla ranka pasižiūrėti, nes yra neaiškumai, kaip Mėnulis, tai tokie tamsus vandenis ir vyksta pokyčiai ir dargi 5 kardai, kaip ir čia matėm, ir 10 kardų, tai vyksta toks pabaigos, kad reikia pabaigti, kaip 10 kardų tas situacijas, kad tiesiog reikia viską apgalvoti, sudėlioti į vietas, užbaigti tas mintis ir naujas pradėti, ir kad vyksta tokios kovos, kažkas nenori dar sutikti, tai viduje vyksta toks nepritarimas ir kova, ir čia matosi taip pat lyg simbolinė kova tarp šviesos ir tamsos, kad matosi, norisi kažkaip ir gal į savo pusę tanklodę patraukti ir kažką padaryti naudingiau savo, bet tas toks teisingumo jausmas vėl neleidžia taip elgtis, taigi matosi, kad pasąmonė neramu, kad reikia užbaigti kažką, tam, kam metas atėjo. Tai reiškia baigti kovas, baigti tas diskusijas, kad tiesiog reikia dar tokio aiškumo, kad viskas paaiškėtų, kad nušvistų, kad šviesu kaip diena pasidarytų, kad būtų saulė, o čia Mėnulis pas mus, taigi ir kas artimiausiai ateityje laukia, dar šitą rudenį, šito vyro, tai matosi, kad bus padarytas tas sprendimas vis dėlto, karalius kardų ir karalienė monetų, tai galima išsakyti, kad bus karalius kardų identifikatorius buvusio vyro, o karalienė tai žmonos dabartinės, taigi kad galima sakyti, kad tas vyras baigs santykius su viena moterim ir pasirinks kitą, ir tai bus meilės ryšys. Taigi matosi, kad vis dėlto šį rudenį bus padarytas tas sprendimas ir
ir bus pasirinkta kita karalienė ir kad tai bus toksai iš abiejų pusių toksai noras, kad dvi taurės, tai meilė. Ir pasižiūrėkim, kasgi toliau, kaip čia viskas dėliosis. Taigi toliau tai yra atsiskyrėlis, du kardai ir riteris lazdų. Tai matosi, kad tas vyras iš tokių apgalvojimų, iš tokių vidinio apmąstymų, vidinės šviesos ieškojimo apie iš tokios būsenos, kai ieško atsakymų, tiesiog perėsi tą būseną riterio lazdų į tokį veiksmą, ugnį, kad tiesiog ateis tie atsakymai ir jisai jiems veikti, kad baigsis tie apmąstymai, baigsis tas tokios vienatvės valandos, kai matyti dar toks metas, kai ir su viena moterim dar buvo neužbaigta, o su kita pradėta, tai buvo kažkokio meto, kai teko apmąstyti ir pabūti ir vienam, bet kai vyko tas pasirinkimas, tai matosi, kad kitos energijos, tiesiog ta ugnis, kad kai buvo padarytas pasirinkimas, kai sutvarkyti tie reikalai, tai įmas į priekį ir pasižiūrėsim, kas toliau, kas yra tas galutinis rezultatas. Taigi yra pažas monetų, tai tikrai naujos pradžios, karalienė lazdų ir 8 monetos, taigi laukia naujas kelias, naujos vertybės, nauja karalienė lazdų, kur matėm, kad turėjo jisai, šitas vyras jau karalienė lazdų, bet buvo kažkokios situacijos, kad išblėso ta ugnis, taigi prasideda nauja istorija, kad tiesiog jisai dabar riteris ir skuba į tą naują kelią, pažinimo ir su karalienė, su kita karalienė lazdų ir kad tai toks kelias nuolatinio darbo, tokio pastangų, kad ir tai bus tokia kūryba ir materijos ir tokios pamokos ir matosi, kasgi tas toksai galutinis rezultatas, tai toks vyras, kuris užsidegė naujam tokiam keliui ir mato jisai tą moterį taip, kaip jisai nori matyti, kad matosi buvo jisai, jam ir patinka toks tipažas karalienių lazdų, tokių ryškių, matomų, charizmatiškų, kūrybingų, aistringų moterų ir kad jisai tai ir turėjo, kad jo pirma partnerė irgi buvo toks tipažas karalienės lazdų ir kai ta ugnis nugeso, tai ir jo susidomėjimas praėjo ir dabar jisai surado naują karalienę ir jisai vėl jaunas, aistringas ir nori jisai kurti, kad pilnas jėgų eiti naują kelią, įkvėpimas ir kad tai bus toks nuolatinis veiksmas, kad teks praeiti tą kelią, išmokti tas pamokas, taigi matosi, kaip čia susidėlioja šita istorija, šitas legendos ir ką mylinti visata nori patarti šitam vyrui, kad ryti į tą naują, nes čia pažas lazdų, tai tikrai tą ugnies stichiją ir mokytis tų pamokų, kaip 3 monetos ir nesigręžioti atgal, kaip tas velnės, tai yra visokios priklausomybės, praeitis, kažkokios baimės ir netikėjimas, kad tu gali. Tai mylinti visata sako, kad nesigręžiok į tą praeitį, eik į naują, nes pažas tai apie naują kalbą ir kad mokykis tu savo pamokų, kad toks tau patarimas yra. Ir pasižiūrėkim pabaigai dar, ką mylinti visata patars šitam vyrui, legendų dalyviui, kad ištrauksiu 7 energijų orakulą, apie kągi bus šitas orakulas jam, tai kad apie tokią visą reginčią akį, kad visata stebi, kad yra toksai planas ir tikslas ir kad
tiesiog tenka patirti ir praeiti tas nelabai galbūt ir malones ir sudėtingas visokias situacijas, bet žmogus tiesiog jaučia, kad atėjo metas keistis ir kad vis dėlto tai vyksta ir tenka praeiti tą kelią, praeiti tas pamokas ir kad tiesiog toks ir palaikymas visatos, kad pasitikėk savo intuiciją, kad tiesiog galbūt ir čia tokia žinutė apie tą trečią akį, apie tą intuiciją, daug visokių čia gali būti sąsajų, kad matosi ir čia tas kelias kviečia ir čia dieviškumas stebi, taigi ir keliauk į priekį, priimk tos iššūkius ir būk laimingas, taigi to ir linkiu, ir kad viskas išsipildytų geriausiu būdu, harmoningiausiu. Mylėkit save, mylėkit pasaulį ir dėkoju Jums už dėmesį, užsiprenumeruokit kanalą, kad toliau mes gyvuotume kartu. Ačiū, myliu Jūs visą.